Sveiki atvykę į Sauga 365 akademiją. Šiame epizode sužinosite, kaip išduoti asmeninės apsaugos priemonės ir peržiūrėti jau išduotų priemonių informaciją. Išduoti priemonės gali vartotojai turintys komandos vadovo arba priemonių valdymo vadovo rolę. Komandos vadovas gali valdyti tik savo komandos priemonės, o priemonių valdymo vadovas visos organizacijos darbuotojų priemonės. Organizacijos administratoriai gali apriboti išdavimo galimybę komandų vadovams. Tik priskirtos priemonės gali būti išduotos. Daroma prielaida, jog priemonės išdavimas tai nėra tiesiog formali žurnalo įrašo registracija, bet fizinis priemonės perdavimas darbuotojui. Todėl numatoma, jog išduodantysis įsitikina, jog perduodama priemonė yra tinkama naudojimui, pilnos komplektacijos ir tvarkingos būklės. Norėdami išduoti priskirtas priemonę savo komandos darbuotojams, pasirinkite komandos valdymo modulį. Modulyje pasirinkite skiltį Priemonės. Darbuotojų sąraše spragtelėkite darbuotojo vardą. Skirtuke Priskirtos priemonės pažymėkite išduodamas priemonės ir lentelės veiksmų meniu pasirinkite Išduoti pasirinktas arba Išduoti visas. Jeigu norite išduoti visas priskirtas priemonės, jų atskirai pažymėti nereikia. Išdavimo patvirtinimo lange patvirtinkite pažangiuoju parašu, jog išduodamos priemonės yra tinkamos naudojimui, būklės ir nurodykite išdavimo datą. Išdavimo data gali būti nurodyta praeityje, tačiau negali būti nurodoma ateities data, nes turi būti nurodoma faktinė priemonių būklė. Jeigu išduodamų vienetų kiekis skiriasi nuo priskirtų vienetų kiekio, persijunkite į išsamų vaizdą ir pasirinkite atskirus išduodamų priemonių vienetus. Norėdami peržiūrėti atskiros priemonės priskirtų vienetų sąrašą, spragtelėkite priemonės pavadinimą kompaktinėme vaizde. Tai leidžia greitai nufiltruoti vienos pasirinktos priemonės priskirimus. Grįžti į kompaktinį priemonių sąrašą galite spragtelėję priemonės pavadinimą šalia ieškos raktažodžių lauko. Norėdami išduoti priemonės ne atskiram darbuotojui, bet keletui darbuotojų vienu metu, komandos modulyje pasirinkite skiltį Priemonės ir skirtuką Priskirta mano komandai. Persijunkite į išsamų vaizdą ir nufiltruokite priemonių priskirimus būsenoje Priskirta. Pažymėkite išduodamas priemonės ir lentelės veiksmų meniu pasirinkite Išduoti pasirinktas. Patvirtinkite išdavimą pažangiuoju parašu. Peržiūrėti išdavimo informaciją galite keliais būdais. Išsamiajame priskirimų vaizde stulpelyje Išdavimo data. Spragtelėję priemonės pavadinimą priskirimo informacijos arba istorijos skirtuke. Papildomai, galima suformuoti priemonių apskaitos kortelę, kuri atitinka anksčiau naudojamas popierinio pavidalo apskaitos korteles. Kompaktinėme vaizde sistema agreguoja būsenas ir išskiria svarbiausias, todėl priskirtas, bet dar neišduotas priemonės geriausiai filtruoti išsamiajame priskirimų vaizde. Ir išdavimą ir gavimą galima registruoti pasinaudojus išmaniuoju telefonu. Sistema atskiria išdavimo registraciją nuo gavimo patvirtinimo. Gavimo patvirtinimą atlieka darbuotojas. Instrukcija darbuotojams pateikiama atskirame vaizdo įraše. Kilus klausimams dėl Sauga 365 naudojimo, kreipkitės į savo organizacijos darbo saugos specialistus. Norėdami matyti daugiau Sauga 365 akademijos pamokėlių šia ar kitomis temomis, galite susisiekti su mumis. Ačiū Jums už dėmesį ir gražios likusios dienos.